Tai sveiki visi. Dabar sveikinamės 21 laidoje Vilniaus Vyčio gimnazijos tinklalaidėje Iš arčiau. Ir šiandien turim gimnazijos 12-oką Renaldą Būdą. Labas, Renaldai. Sveiki, labas, Daunai. Tai kaip ir kiekvieną jau tinklalaidę mes turime tokią tradiciją pradėti kortelėmis. Tai išsitraukim po vieną klausimą ir užduokime vienas kitam. Gerai. Kas pradės? Pradėk. Gerai, mano klausimas, ar norėtum turėti tatuiruotę, jei taip, tai kokį ir kur? Šiaip iš tikrųjų negalvojau apie tatuiruotę. Jeigu kažkokį tais ir daryčiau, tai daryčiau labai minimalę, bet su prasme kažkokia. Okay. Tiesiog. O tu? Aš nemačiau dar apie tai. Ne. Okay. Kaip manai, kas nutiktų, jei pasaulyje dingtų internetas? Na tai grįžtume atgal į akmens amžių. Natūraliai tai tiesiog visas jaunimas prarastų galvas, nes telefonų nebūtų, nes nebūtų internetų, nebūtų kaip susisiekti. Gal susisiekimo būtų sunkiausia, bet, kaip, nežinau. Tai prieš pradedant norėtume susipažinti su tavim. Tai galėtum save pristatyti, ką veiki laisvalaikiu ir kuom užsiemi šiomis dienomis? Gerai, tai aš esu Renaldas Būdas, aš esu 4 B klasės mokinys Vyčio gimnazijai. Ir šiaip daugelis ir pažįstamų ir draugų mane žino kaip tokį labiau menišką žmogų, labiau muzikantą, tokį universalų žmogų, kuris ir sportuoja, bet aišku labiau linkęs prie muzikos. Aš šiaip labai mėgstu muziką, nes bandau save užpildyti visokiausiais instrumentais. Tai pradėjau nuo gitaros ir vėliau perėjau prie pianino ir ateityje norėčiau kažką gal su pučiamaisiais instrumentais. Laisvalaikiu realiai tą ir darau, tai groju, kuriu kažką, tiesiog mokaus dainas. Aišku, ir kaip ir kiekvienas jaunuolis būna ir prisėdu prie video žaidimų, pažiūriu filmus, tiesiog ilsiuosi. Tai man muzika toks irgi kaip ir poilsis yra. Tai kaip ir pats minėjai, kad prasidėjo viskas nuo gitaros. Ja. Gal galėtum papasakoti, kas tave atvedė į tai patį gitaros pamokas, ar tu buvai savamokslis? Nuo mažens, kaip ir visi tėvai nori, kad vaikas mokintųsi kažką, ar tai būtų sportas, ar tai būtų muzika. Tai mane pradžioje vedė į futbolą ir po to po metų mano tėtis buvo toksai, aš kažkada grojau, prie laužo merginom grodavau, tai mano tėtis toksai, būtų fainai, kad ir mano sūnus irgi pradėtų kažką mokintis. Tai aš mokinausi savo progimnazijai nuo 2 klasės ir ten vykdavo tiesiog pamokos kiekvieną savaitę po 2 kartus kokius. Ir natūraliai laikui bėgant aš perėjau į Algirdo muzikos mokyklą, ten kur ir pabaigiau. Ir tiesiog pradėjau nuo akustinės gitaros, po to kažkaip norėjosi kažko įdomiau, po to norėjosi ir grupiai groti, tai perėjau ir prie elektrinės gitaros, po to ir prie bosinės gitaros ir taip toliau. Tai va. Praeitais metais tu per muzikos vakarą pasirodėjai su savo autorinė daina. Ja. Ar iš viso prisimeni savo pirmąją sukurtą dainą? Kokia emocija, situacija ar žmogus ją įkvėpė? Jo. Būdavo tokios, kaip čia pasakyti, tokio ramesnio, lėtesnio tempo dainos, ar tai būtų 80-ųjų tokios lėtesnės dainos, kurios irgi mano tėtis paskatino tokią muziką klausytis. Ir man patikdavo tas lėtas tempas, nes aš galėdavau įsiklausyti žodžius. Ir man, kai muzika ir žodžiai susiliedavo, man būdavo tas, aš nežinau, aš galiu klausyti rapą, bet aš kartais nesuprantu, kas tai yra ir man, aš toks žmogus, kuriam norisi įsiklausyti tos žodžius. Tai man tas pats ir buvo su savo dainos kūrimu, kad tiesiog gal tas 80-ųjų dainas paskatino taip tą tokį žanrą gal muzikos ir tokias dainas kurti, gal taip. O šiaip kaip gimsta tavo dainos? Pirmiau tekstas ar muzika, ar abu ateina proceso metu? Čia toks... Kelios dainos buvo sukurtos pagal kitą dainą. Tai aš žiūrėjau kažkokį ten serialą ir kai pasibaigė serialas, aš grojau tą tokią outro muziką. Yeah. Tai aš tą muziką išgirdau ir man buvo kažkoks tai inspo, kažką aš norėjau panašaus sukurti ir aš tą dieną prisėdau prie gitaros
ir aš pradėjau kurti melodiją. Tai dažniausiai būna arba paskatina kažkokie ar serialai, ar dar kažkas sukurti melodiją pradžioj. Ir po melodijos dažniausiai eina žodžiai pagal nuotaiką. Kokia muzikos nuotaika, kokia akordų nuotaika, pavyzdžiui, jeigu kažkas liūdniau, tai dažniausiai, ir kursiu kažką liūdniau. Ne tai, kad kažkokia depresija arba meilės, žodžiai, istorijos, tai va. Tai pradžioj sakyčiau akordai, nes aš dar nekūriau nuo žodžių. Tai va, tai gal, muzika pradžioj. O ar turi kažkokį atlikėją, kuris įkvepia tave? Jo, atlikėjas būtų Rod Stewartas. Tai čia būtų 80-ųjų, 70-ųjų toks muzikantas. Buvau jo koncertą praeitais metais, tai, sakyčiau, geriausias koncertas, kuriame buvau. Ir vat viena iš tų dainų, kuri vadinasi I'd Rather Go Blind, labai gera daina. Ir vat nuo tos dainos ir viskas prasidėjo, nes aš atsimenu, aš kai su tėčiu važiuodavome mes į kaimą, kai aš dar buvau mažas, jis leisdavo tas senas muzikas, tas senas dainas tokias, senas dainas. Ir iš to ir taip išsirutuliojo, kad man pradėjo patikti ir tą, kad tėtis leisdavo. Ir taip sakyčiau, jo. Dabar paminėjai realiai pasaulinę lygio, tokią žvaigždę. Jo. O jeigu turėtum galimybę įrašyti dainą su kokiu nors Lietuvos atlikėju, ką pasirinktum? Free Finger. Free Finger. Free Finger. Taip. Labai patiko Plastika albumas. Ir žiūrėjau vieną jo podcastą, kuris jis sakė, kad jisai tiesiog yra žiauriai geras produceris, sakytų, kad į save laikė geriausių producerių Lietuvoje. Tai tiesiog būtų toks, nežinau, labai norėčiau. Nes man patinka jo grūvas, man patinka jo muzika, ką jisai kūrė ir aš norėčiau prie kažkaip čia. Okay. Spalio mėnesį pirmą kartą pasirodė scenoje ne su gitara, o iš aktorinės, poezinės pusės. Koks tai buvo jausmas tau? Čia toks prisiminimai. Žodžiu, su to vaidinimu, kas yra, tai scenos baimė visada yra, bet tu bandai kažkaip save perlipti, tiesiog darai ir net negalvoji apie tai. Su muzika, kas yra, tai labai padeda, kai šviesos šviečia į tave ir tu nieko žmonių nematai. Tai tas buvo per muzikinį vakarą, aš nieko nemačiau ir aš tiesiog darau savo. Bet su vaidinimu, kas buvo, tai nežinau, man sunku vaidinti, nes aš kažkaip vienu momentu buvau užsikirtas vienoje vietoje, nes aš kai atmintinai kažką turiu sakyti, tada buvo poeziją skaičiau, tai aš tiesiog, jeigu pasižiūriu žmogui į akis, aš viską pamirštu, tas ir buvo. Ir vienu momentu taip atsitiko, aš pažiūrėjau vienam savo draugui į akis ir aš viską pamiršau. Ir aš sekundį užsikritau ir visi mane žiūri tokia mirtina tyla. Ir aš po to prisimenu viską, po to pasakiau, viskas buvo normaliai. Tai su vaidinimu, kas yra, tai aš nežinau. Aš tada turėčiau labai ilgą laiką kartotis, labai ilgą laiką kažkaip pasiruošti. Nes su muzika aš kai žinau, kad aš tą darau gerai ir aš žinau, kad aš žinau, ką aš darau, jeigu supranti, ką aš darau, tada aš turiu ir daugiau pasitikėjimo. Bet kai čia buvo pirmas kartas, kai laiko buvo labai mažai, aš dariau ir tą, ir tą, ir man reikėjo ir rotušę varyti, man reikėjo ir grot. Ir kai buvo tiek daug darbų, aš kažkaip, nežinau, trūko laiko gal taip. Tai su vaidinimu gal nelabai kažkoks didelis skirtumas nuo muzikos, bet reikėtų gal daugiau laiko pasiruošti, kad pasitikėjimą gautų. Tai tokių skirtumų tarp aktorinio ir muzikinio pasirodymo nelabai išvelgia, ne? Jo, tai gal asmeniniai tokie tavo dalykai, kad tu muzikai daugiau esi, daugiau supranti ir tiesiog jautiesi tvirčiau. Jo, gali būti. Tai kaip ir kiekvieną laidą mes užduodame 2 paskutinius klausimus, tokius pačius, kiekvienam pašnekovui. Tai Renaldai, kas yra tavo autoritetas? Mano autoritetas? Kas yra mano autoritetas? Aš vis atsakau, kad mano autoritetas yra mano sesė, nes mano sesė arba mano mama, nes mano mama labai sunkiai dirba ir jinai visą laiką dirba ir jai patinka dirbti ir mano sesė irgi labai sunkiai dirba ir jai viskas gaunas ir tiesiog aš kažkaip visą laiką bandžiau lygiuoti savo sesę ir man patiko, ką mano sesė darė, man patiko, kokią mano sesė muziką klausė ir aš pradėjau irgi panašių dainų klausyti, labai daug dainų iš jos buvau pasiėmęs ir tiesiog man kažkaip, aš vis laik turiu tokią motivaciją kažkaip tobulėti, nes yra ir mano sesė, ir mano sesė, sakyčiau. Gerai. O kokia būtų tavo didžiausia svajonė? Groti soprano saksofonu. Okay. Čia būtų labai nišinis. Didžiausia. Ne, grimtai ten tiesiog
toliau tobulėti, čia būtų svajonė, nežinau, čia svajonė, čia tiesiog toks tikslas. Bet jeigu svajonė, tai rimtai, būtent dabar, apie ką aš svajoju, tai išmokti groti soprano saksofoną, nes aš labai daug videkų internete matau, kaip žmogus atsistojęs parkavimo aikštelėse naktį, ten kur labai didelis aidas ir jis tiesiog groja ir tai fain. Žodžiu, tai. Tai gerai, tada linkiu tau išmokti groti saksofonu. Dėkui. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo šią laidą. Ačiū tau, Renaldai, kad pasidalinai. Ačiū, kad Ir iki kitų kartų. Visiems iki.